Mes pripratę prie tokios terasos kaip čionai medinė, kurie yra prie namų, bet dabar kuo toliau, tuo labiau žmonės nori išnaudoti tą savo teritoriją, kurią turi prie namų. Tada yra sukūrimos tokios erdvės kaip atitolusi terasa. Visur patekimai patogus, praėjimai takais į pirtį iš vienos pusės, iš kitos pusės, tas pats ir yra iki kubilo patekimas ir atėjimas iki ugniavietės ir iš namų, ir iš pirties zonos. Maudantis pirtyje galima stebėti degantį laužą, taip pat lygiai laužas, kas neina į pirtį, matosi iš pat namų zonos. Čia daugiau dizaino tokie darbai, bet tai teisingai sudėliojus labai svarbu ir labai papildo patį sklypą. Tokiai atitolusiai terasai labai gerai pasitarnauja akmuo. Jisai yra atsparus viskam, ugniai, sniegui, intensyviam vaikščiojimui, jo nereikia dažyti, jo nereikia prižiūrėti, galima intensyviai naudoti vaikam, pabirėjus kažkokiam tai ten iš tarpo akmenėliam, galima jos labai laisvai po kažkokios tai šventės jas sušluoti atgal į tuos tarpus ir vėl terasa kaip nauja. Plokštės yra ilgaamžės, jom priežiūros daug nereikia, o tarnaus jos tol, kol jum atsibos ir jūs norėsite pakeisti jas kitom. Taip, tai kai manęs klientas klausia, kokį akmens gaminį aš jam galėčiau pasiūlyti lauko terasai, tai aš visada pirmiausiai išsiaiškinu jo poreikius. Tai kokia pas jį yra aplinka, namo spalva, stogo, tvoros, sakykime, terasos ir tada galiu tikrai pasiūlyti kažkokį jam tinkamą variantą. Tai mes savo pono akmens asortimente turime tikrai nemažą produktų pasirinkimą, kurie gali būti pritaikyti terasoms, lauko terasoms. Tai yra plokštės įvairių dydžių, spalvų, granito trinkelės, taip pat skaldytos, lygiais paviršiais, degintos. Galima pasiūlyti ir granito skaldelę, kuri tinka lauko terasoms ir kuri bus patogi vaikščiojimui, basom kojom. Šiame projekte, išsiaiškinus klientų poreikius, buvo panaudotas pjautas riedulys degintų paviršium, kad nebūtų paviršius slidus ir eidamas žmogus nepaslystų. Tarpuose plokščių buvo naudota skaldelė, kad nesikauptų vanduo ir nusidrenuotų. Rieduliai ugniavietės zonoje ne tik papuošia kiemą ugniavietės zoną, bet ir gali tarnauti kaip ir suoliukas. Čia yra šeimininko akmuo. Ten, kaip matome, moteriškas yra šeimininkės akmuo. Tai vyrai, jeigu nežinote, ką dovanoti moterims vestuvių metinių proga, prašom, galit nupirkti poros tonų akmenį, kad moteris jūsų turėtų prie laužo, kur prisėsti.